Sveiki bičiuliai, šiandien su jumis sveikinamės iš tokios gražios vietos ir laukia mūsų neįprastas formatas. Norime pristatyti daiktus, kuriuos užsisakėme iš Temu parduotuvės, kurie greičiausiai bus naudingi ir jums. Štai toks didelis maišas, pažiūrėkite, kiek mes užsisakėm. Tik spėjom pradaryti ir supratom, kad čia atkeliavo Temu daiktai ir žinokit, atkeliavo mažiau nei per 10 dienų, gal 9 mes skaičiavom, žiauriai greitai. Trauksim po vieną daiktą, aš tikiuosi, kad jums bus naudingas toks video ir naudingi daiktai, stengiamės išsirinkti, kad tikrai galėtume naudoti kelionėse. Labai tikimės, kad bus naudingi daiktai ir pradėsim nuo štai tokio aparačiuko. Čia yra pompa. Karolinai, čia neįdomu, neaktualu, čia būtų daugiau man aktualu. Vyriškas. Vyriškas daiktas. Norėjau senai su savim vežiotis, turėti va tokį daiktą, akumuliatorinę pompą. Taip, iš pirmo žvilgsnio atrodo visai neblogai. O. Žiūrėk, jinai ir sveria. 2 kilogramai. Jo, nemažai. Čia tuo pačiu būtų ir powerbankas, nes ant akumo namie pakrauto, įdomu pakrauti ar ne? Ai, čia žiūrėk. Taip, čia viskas. O, žiūrėk, maišelis yra. O, kaip čia jau. Ai, va, pakrauta pilnai. Net ekranėlis yra. Ai, mašina nupiešta, čia gal galima keisti. Jo, greičiausiai. Galim pabandyti telefoną įkrauti. Davai telefoną pirmą reikalą. Type-C laidas, jėga, pagaliau. Krauna? Jie, veikia. Gal dar fast chargeras? Ne fast. Ne fast. Nu, bet nieko. Veikia. Reiktų išbandyti ant motociklo, pripumpuoti ratus. Lemputė yra. Čia jau. Gavom ir maišelį. Oho, koks maišelis didelis. Pažiūrėsim, ar nors įsijungia jinai. Ar veikia ar neveikia. O, 4 barai. A, čia galima keisti, žiūrėk, dviratis. Jo, automobilis, dviratis, gal motociklas, 2,5 baro. Garsiai. Tas jau gerai, kad veikia. Čia yra atsarginių dalių. Ne, čia ne atsarginių dalių, Karolina. Čia yra ratą pripumpuot, matrasą pripumpuot. Dar, Galėsim savo čiužinį nesukojo pumpuotas. Iš šituo tiks čia? Tiks. Reikės čia, žinokit, viskas viename. Powerbankas, pompa. Nes bus labai gerai, nes tą tokią nešiojamės, jinai užima daug vietos. Jo. Reikia išmėginti realiam gyvenime, pamėginsim pripumpuoti motociklo ratą. Mes iškart ir išbandysim šitą pompą, pamėginsiu, papumpuosiu Afrikos ratą ir pažiūrėsim, per kiek laiko užpumpuoja, ar iš viso užpumpuoja, ar verta tokį daiktą vežiot. Mažas, patogus, bet svorio turi. Svorio turi dėl to, kad yra čia tuo pačiu ir powerbankas. Nereikia pajunginėti pastoviai USB, kad pripumpuot. Užtenka tiesiog namie pakrauti ir turėtų veikti. To išbandysim. Reikia nuleidžiam iškart ratą pilnai. Viskas, galima sakyti, beveik. Dar truputį yra oro. Gan neblogas užspaudimas, stiprus labai, toks kietas. Užsispaudė, taip reikia pažiūrėti, kaip čia įjungti. O įjungta, kiek nustatyti. Priekinį ratą, manau, reikia nustatyti gal kokio 1,5, 1,7. 1,7 nustačiau. Tuo pačiu pažiūrim, per kiek laiko jisai gali pripumpuoti priekinį rato iki kiek aš nustačiau? Iki 1,7. 1,7 bar. Nuo 0. Veikia. Kyla jau. Jau 0,5 baro.
Jisai pats netgi išsijungia. Va pasiekė 1.7, 1.7,1 ir išsijungia. Neužkaito per minutę 30. Labai greitai. Nuo nulio čia per minutę 30. Ir visiškai neužkaito. Nu, fainas. Daiktas. Viskas. Galima važiuoti į trasą. Galim sudėti į maišelį viską gražiai, jau paruošti į motociklą įdėt. Manau, kad turėtų netgi tilpti po sėdynę. Mažiukas toks, jo, nedidelis, fainas. Tilps po sėdynę, vežiosiu su savim pastoviai. Dabar, manau, galim keliauti prie kito jau smagesnio daikto, kuris bus naudingas tikrai visiems jau. Šitą dalyką rinkausi aš. Jau galite atspėti, tai yra kelioniniai puodai. Tai kas prisimenat kyšančią keptuvės rankeną iš Mariaus Drambliuko, tai ačiū Dievui, jos daugiau nebebus. Geras maišiukas. Ką čia gauni? Tok man žiūrėt. Ne, tu savo pompą žiūrėjai. Čia tik puodas? Ne. Ne. O. Čia keptuvė. Čia yra keptuvė? Jo. Taip, tuo iš pradžių iškrapštam, pasižiūrim. O, čia arbatinukas. Žiauriai geras rinkinys, nes viskas susitalpina labai kompaktiškai. Tai čia yra mini virduliukas. Tikrai 2 puodeliams turėtų užtekti. Nesirašo. Čia tai galima net sriubą visą išvirti bus. Jo. Gal tik plasmasiniai šitie. Ai, bet nebus karšta, gi paimt. Jo. Neturėtų išsilydyti. Ne, neturėtų. Keptuvytė. Ne? Na jo. Kiaušinienį iš ryto iškeptų. Geras. Žiauriai fainas virduliukas. Aha. Įtariu, mes netgi išmėginsim jį. Tai padarysim. Taip, reikia pabandyti ir pažiūrėti, per kiek laiko užkais vanduo. Jo. Geras, smagu. Fainas. Čia guminis. Pažiūrėsim, ar neišsilydys šitą rankeną guminę dar. Ir dar pliusas, kad yra dangtis. Čia tinkantis, o čia? Ir čia tinkantis. Gerai. Eina, Nu, gerai. čia tai galima bus visai šeimai daryti. Ir man patinka, kad viskas labai kompaktiška. Jo. Nes jūs žinot, kaip mes keliaujam. Tai dabar viskas atrodys žymiai gražiau. O toks va nedidelis. Eina savo. Turėsim pagaliau mini virtuvę. Viską mažinam. Jo. Taip ir reikia stengtis, ko mažiau daiktų imti į kelionę, ko kompaktiškiau susiruošti, nes kai atsimenat pirmą mūsų kelionę, pas mus ten tokia manta buvo, toks jos, kad buvom susiruošę į kokią Mongoliją važiuoti. Na čia aš mėgstu daug daiktų pasiimti, tai dabar stengiuos po mažiau. Gerai, šitą užskaitau. 10 iš 10. Nu, reikia dar išbandyti, kaip naudosis, bet kol kas atrodo labai gerai. Svarbiausia, kad nesusikreivintų nuo karščio. Aš manau, jeigu ant dujinės, tai neturėtų susikreivinti. Jeigu ant kokio laužo padėsi, tai susikreivint. Nu, tai gal ant laužo jis ir neskirtas dėt. Neskirtas jisai laužo. Gerai, bandysim užvirinti vandenį ir pasidaryti arbatos. Slepiam šitos indus. O aš trauksiu dar kažką. Opa! Žinot, kas čia tokia? Aš kadaise turėjau panašų tokį daikčiuką, tašytę nedidelę, kurią kabinau savo ant vairo. Nusprendžiau, kad reikia atsinaujinti ir sakyti kitą tašytę, naują. Ir tokį tašę gavom. Ant nuotraukoje atrodė didesnė, o čia... Bet labai gerai, kad ne per didelė, kad ten nebūtų daug vietos. Ir šiaip medžiaga atrodo kokybiška, ne ta tokia pigi.
Nors tašytė šitą yra dviratinė, bet aš ją naudosiu ant moco. Ir man atrodo, gal vandenį net atspari. Gali būt. Nes medžiaga tikrai tokia faina. Jo, gali būt, žinok, nepraleidžia oro. Man labai įdomu, ar jinai tilps man prie vairo, va čia ant vairo užkabinti. Nes čia yra ir va tokių dirželių, lipnių šitų. Jo, žinok, turėčiau užkabinti. Ir dar diržas smagus, kad galėsi kaip per petį nešiot. Arba čia dar galima, žinai, ką ją padaryti prie kuprinės, pritvirtinti dar iš galo kaip papildomą skyrelį. A, rimtai, jo. Nu, nežinau, pavyzdžiui, į žygį eisi kažkur. Arba kokias net kameras susidėjant. Aš manau, kad pasiteisins, žinok. Naudosim tikrai. Labai gera spalva, pilka. Marius, kai viską purvina, tai man atrodo, čia bus labai geras. Dar yra telefonui skyrelis. Irgi galima būtų ir navigaciją jungti, jeigu nėra laikiklio. Nu, šiaip faina. Manau, panaudosiu. Stengiamės pasirinkti tokius produktus, kuriuos tikrai mes naudosim ir kuriuos galėtume jums irgi parekomenduoti, turėti, naudinga. Patikrinkim užtrauktukus. Nes su užtrauktukais tai dažnai būna problemų. Gerai. Veikia. Gerai. Iškart ir patikrinam, ar tinka prikabinti ant vairo. Tai pasižiūrim, ar tinka būtent ant vairo motociklo uždėti. Tam ir pirkau specialiai ant vairo, kad būtų patogu. Iškart mes ir pažiūrėsim. Iš kitos pusės yra tokie lipnūs dirželiai. Tai man atrodo, kad bus labai gerai prisekti ant vairo. Reikia suprasti, kaip čia sekti. Nu ir žiūrėkit, tiko. Visai neblogas bus daiktas, manau. Aišku, jisai tiks tiems mocams, kurių vairas yra aukštesnis. Jeigu britva, tai tikrai neuždėsit. Bet ant tokio moco, manau, į kelionę bus pats tas. Galima ir telefoną pasidėti. Jeigu nėra laikiklių, pavyzdžiui, telefonai, galima ir navigaciją jungti ir žiūrėti. Manau, mes neprašovėm. Geras daiktas. Dar į komplektą įeina toks dirželis. Galima labai lengvai nuimti šitą tašę. Kabinam ir paimam su savim. Piniginė, o čia reikia prailginti dirželį. Opa. Ir viskas. Turim tašytę su savim. Piniginė, telefonas, patogu. Aš manau, nebūtinai ją reikėtų kabinti ant vairo. Galima ir kažkur iš šono, galima ant bagažinės. Jeigu, pavyzdžiui, yra iš šono lankai kažkokie, galima ir čia pritvirtinti. Aš manau, nebūtinai ant vairo. Nu, neprašoju. Geras daiktas. Šitą tašę dedam į šoną ir žiūrėsim, ką mes gavom dar. Kažkas sunkaus, bet net nepamenu, ką mes čia užsisakėm. Aš tai žinau. Nu tai tu rinkai visą krepšelį, tai tu ten prisimeni. Prisimenu. Čia specialiai Karolinai užsakiau. Žinot, kas čia? Čia yra kelioninis dušas. Jo, geras. Čia net temperatūrą rašo? Jo, rimtai. Čia žinot, kaip man yra sunku neplaut galvos. Jo, aš jau galvoju, kad jau Karolina tikrai galėtų ne vieną ir ne 2 dienas palapinai pernakvoti, bet kokią savaitę iš eilės. Ne. O, nėra kvapų? Ne, net, gumos toks biški, bet nesmirda. Nesmirda, taip. Žinot, kaip būna, atidarai ir smirda kokią visą savaitę ten. Kišenėlį. Čia net kišenėlė yra. Muilai. Ai, muilai, jo. Ja, muilai. Kietam šampūnui. Ja, šampūnai. Bet ne, čia gal ir buteliukai tilptų. Jo. Būtinai reikia išbandyti, ar veikia, ar ne, nes čia vat yra ir prisegimai, ir kabliukai. O kam šitie kabliukai? Ką žinau, kažką prikabinti? Gal. Ai, gal šlanga. O, čia dušo net galvutė. Ja, dušo galvutė tai tokia plasmasinė. Įdomu, ar veiks, ar neveiks. Skilučių yra daug padaryta. Jeigu ką, galima bus didesnių skilučių tiesiog padaryti. Nes čia tai medžiaga tokia brezentinė? Nu jo, labai abejojau, užsakinėt ar neužsisakinėt, nes iš nuotraukų atrodo toks kaip maišas paprastas. Aha, bet o čia toks brezentinis, gan kietas. Gan kietas ir galvojau, ar rankinėlės atlaikys, neatlaikys, nes čia telpa 20 litrų. 20? 20 litrų. Tai įsivaizduojant, šitos rankinėlės vadinti 20 kilų, jo. Jo. Gal 15? Man atrodo, kad 20 litrų. Ir aš vat bijojau, atlaikys ar neatlaikys. Bet čia vat vamsdelis įkištas, kad neplyštų.
Gerai sugalvoju. Logiška. Čia jeigu nebus kokią medžią, tai galima Mariui ant kaklo pakabinti. Ir kažkur aukščiau atsistota, ne? Jo. Šiandien mėginsim? Nu, šiandien galvą ploviau, bet į dušą galima nueiti. Galima bus nueiti, jo. Iškart išmėginsim šitą dušą, pakabinsim ant šakos ir Karolina plaus galvą. Pilsim visus 5 litrus, ar ne visus pilom? Gal ne visus pilom. O kranelis neužsuktas. Bėga. Žiūrėkit, jau veikia, galima Mariui ant batą. Pilną nepilsim, pakabinsim, manau, tiek užteks. Jeigu įpilsim pilną, tai gal bus ir spaudimas didesnis. Bet kol kas taip pamėginsim. O, žiūrėk. Nežinau, kas čia per termometras, vienu žodžiu. Toks va dušas. Šlangą iškištėsim. Bet čia viršų įdomu, yra alsuoklis, ar ne? Gal čia kamšteliai bus alsuoklis. Bėga. Nu, davai plaunam galvą. Nu, bėga. Mažai vandens įpildėliau. Galiu podelį išplauk. Išplauk podelį. Mažai vandens įpyliau, spaudimo nėra. Nes va tiek va tik vandens įpyliau. Čia jeigu šitos 20 litrų užpildyt ir aukščiau pakabint, bus labai fain. Jo, čia va, žiūrėk, dušą prikabint. Lipniuškis. Volia, dušas veikia, jėga. Galėsim dabar nakvoti palapiniai kokią savaitę. Visas komfortas dabar važiuoja su mumis. Tai galim visą vasarą miške nakvoti. Galim. Nu, faina. Šlangas miški dar susilankstas. Nu, bet bėga, žiūrėk. Sakai, galima patuką? Gal tu negerk. Gal aš negersiu. Viskas, taupyk vandenį. Jo. Žiūrim, ką dar mes ten užsisakėm. Atrodo jau į pabaigą. Čia rinkausi aš šitą. Aš tikrai tokio daikto nepirkčiau. Paprasta, galima vienkartinį maišelį užsakyti. Žinok, jie yra mokami dabar. Ekologiškai, ne? Taip. Bandysim eiti į ekosistemą, tai tiesiog užsisakėm tokį maišiuką. Rūbams, nežinau, dar kažkokiems daiktams, tiesiog įsimesti. Pavyzdžiui, kokias maudymkės galima įsidėti, pakabinti ant viršaus ir tegu džiūsta. Jo, realiai jo. Toks labai paprastas, kelis centus ten kainavo, nežinau, 50 gal kokių, paskui Marius parašys tą kainą, bet šiaip panaudosim kažkur tikrai. Turėtų būti naudingas. Kelionėse, manau, pravers. Tiesiog paprastas maišelis. Dar regis liko vienas daiktas pas mus. Aš žinau, kas ten tokio. Atsimenu. Atsimeni. Aš irgi atsimenu. Čia jau man šitas daiktas. Aš naudoju pastoviai. Užsisakėm labai daug jų dabar. Jau atspėjot kas? Mano bus rožiniai. Šitie. O kodėl užsisakėm tiek daug jų? Nes pastoviai pametu, neatsimenu, kur įdedu, tai tiesiog aš vieną į palapinę įsimetu, kitą į kuprinę, kitą į mašiną. Ir dėl higienos tiesiog, kad jos reikia pasikeisti, nenaudosi visą laikį tų pačių. Jo. Sierą užsikimš. Tai reikia plauti tiesiog. Tai čia yra ausų kamštukai, tai tikrai juos panaudosim per visokius festivalius ar kelionėse, kai nakvosim prie kokių magistralių, nežinau, visko gali pasitaikyti. O Marius tai apskritai net miške su jais miega, nes jam paukščiukai nepatinka kaip čiulba. Arba kai muzika groja. Aš noriu pažiūrėti, kaip atrodo. Tokie jau. Gerai, šitas spalva tai tau. Pas mane bus rožiniai, raudoni, skaidrus. Čia tau mėlyni. Minkštučiai. Tokie silikoniniai, galima sakyti. Bet gerai, man atrodo, gerai užsispaus. Turėtų gerai užsispaus. Patogu? Patogu, jo. Galima būtų gal netgi naudoti jos važiuojant autostradą. Kai važiuoji, įsimeti. Jau jaučiu, kad maišas beveik tuščias, bet kažkas vis dėlto liko. Ir liko karabinai. Mini karabinai. Mini karabinai, manau, juos tikrai panaudosim kelionėse.
Labai plonyčiai, lengvučiai, bet jie ir kainavo visai nebrangiai. Nepamenu, gal eurą net nesiekė. Bet čia šiaip kažkokias smulkmenas, tuos pačius maišiukus galima prisisekti prie kuprinės. Ar kažkokius 2 daiktus gal galima sujungti, žinai. Aš dažniausiai kabinu ant kuprinės gertuvės. Man labai patogu. Galima pakabuką prisikabinti. Biški sutaupyti vietos, pavyzdžiui, žygiai kupriniai. Nekišti tų gertuvių į kuprinę, iš išorės prikabinti. Puoduką galima prikabinti. Nu šiaip, daug užsisakėm jų ir daug jų naudojam. Jo, jie tikrai tokie lengvučiai, mes pasiėmėm bene mažiausią dydį, yra ir tikrai didesnių. Nu, čia tokie patys pigiausi, nes tikrai nieko rimto nekabinsim. Ne, jie tikrai lengvučiai. Bet savo darbą turėtų padaryti. Man atrodo, gal netgi jie aliumininiai. Gal iš aliumininiai. Dabar jau viskas, tuščias maišas. Dabar jau tuščias maišas. Štai toks gavosi neįprastas video, tikiuosi, kad patiko ir ačiū visiems, kas dažiūrėjot iki galo. Manau, suprantat, kodėl mes tai darom, neslėpsim, darom mes tai kaip reklamą Temu ir esame tikrai nustebę, kad gavom labai greitai tos produktus ir stengiamės išsirinkti būtent tos produktus, kuriuos naudosim, kuriuos galėsit ir jūs panaudot. Ačiū visiems, kas dažiūrėjot iki galo. Mylėkit ir būkit mylimi. Iki.